Tai štai, pabandysiu parodyti, kaip parsisiųsti iš LRT kokį nors spektaklį. Mes čia jau turime nuorodą, kuri mums pateikė spektaklių sąrašą. Na, pavyzdžiui, Madagaskaras kažkur buvo. Ir deja, taip paspaudus, failas neatsidaro, naršyklė nemoka taip groti. Bet mes galim tą nuorodą, galima čia dešinę pelę paspaudus kopijuoti saito adresą ir jį įrašyti kompas naudojant VLC. VLC reikia parinkti Media Open Network iš interneto, kad siūsimės kažką, įkopijuoti tą adresą ir tada vietoj play apačioj pasirinkti, nesimato ką pasirinkti, pasirinkti convert. Ir convert, iš tikrųjų mes nieko nekonvertuosim, o tiesiog įrašysime žalią failą. Raw input reiškia toks failas, koks buvo serveryje. Ir nurodom, į kur įrašysim. Aš čia jau bandžiau įrašinėti, bet galim dar kartą. Madagaskaras dublis. Ir priesagą parašau MP4, nes ir čia jinai buvo MP4. Ir paspaudžiu, kad matytumėt čia save. Ir įrašys tą vietą, kur nurodysite, toj direktorijai. Ir start. Ir dabar vyksta įrašymas. Galim nueiti, pažiūrėti. VLC. Taip, VLC Portable. Madagaskaras dublis. Čia rodo, kiek jau yra įrašyta. Ir atnaujinę galim matyti, kaip įrašinėjamas failas. Jis iš viso atrodo užims apie 1 gigabaitą. Viskas, o kaip persiunčia, galima jį atidaryti su kokia nori programa jau. Tas pats VLC ją sėkmingai paskui rodo. Na ir per kiek laiko čia jis atsiūs. Gan greitai, jau trečdalį atsiuntė per porą minučių. Tai gal per 6 minutės atsiūs viską. Priklausomai nuo interneto greičio, aišku.